Kadangi artėja šventinis laikotarpis, o merginos tikrai ieško šventinės suknelės, galvoju, reikia parodyti, ką gero radau iš Mango. Tai pirmoji suknelė labai tokia elegantiška, mane labai iš tikrųjų sužavėjo visos šitos detalytės. Tokio kritimo, bet truputį va čia įlemenuoja užpakaliuką. Gražus ir nerealus variantas kaip vestuvių svečiui ir kaina. Na, o čia jau tikra vasarėlė, laisvai krentanti ir labai čia gražiai netgi sukasi. Ne tik į tas vestuves galėsit užsidėti šitą suknelę, bet ir vasarai panaudoti, ten einant su draugė į miestą, į kokį gimtadienį. Tai vasarai artėjant kažkaip norisi rinktis daugiau spalvų. Čia ale kaip yra dar šalikėlis per kaklą einantis. Truputį galima apdengti pačius pečius, kad nesušaltum. Tiesiog gražiau, kukliau atrodytų. Radau ir šio sezono spalvytę. Tokia labai graži avietinė. Šitos elegantiškos detalės, kurių nėra perkrauta. Kas gali kliūti? Dalyvausi šventėje, norėsi kažko ir paragauti, ir paskanauti, ir pagurkšnoti. Turėkit omeny, kad gali pilvukas iššokti. Tai gražu, bet turi ir savo minusų. Ir paskutinis modelis rastas labai jau toks vasariškas, rauktos detalytės ir tokio žaismingumo sukneliai suteikia. Puikiai įsivaizduočiau ir išleistuvėms, jeigu merginos ieškot kažko lengvesnio, taip pat arba vestuvių svečių, jeigu pastelinės spalvos yra. O šiaip, kam aktualu, tai visas sukneles radau fizinėje Mango Akropolio parduotuvėje. Daug gaivių spalvų, vasariškų, graži naujata kolekcija yra. Tai kas ieškot suknelių, tikrai į Mango siūlyčiau užsukti, bent jau pasižvalgyti. Aišku, net ir kostiumėlių pačių yra, tai jau čia priklauso, ko ieškot, kokiai šventėjai, bet jo, viską radau Akropolyje. O jūs galite parašyti, kuri suknelė jums labiausiai patiko.